diena Čilėj. Nusikalę visiškai, nes prieš pusantros paros tokiais išvykom ir vis dar gyvenam tą pačią dieną. Nuleidom oro uostose visai nemažai laiko. Iš Puerto Maldonado techninis nusileidimas Kusko, tada Limui pralaukė, Santiagas pralaukė, pramiegojom ant sėdynių, atskridom į Kalamą, čia susitvarkėm visokius dalykus, pirmą patirtį tokį čilietišką turėjom mieste ir tada atvykom į dykumą ir Valė de la Luna slėnį visą apvažiavom, apžiūrėjom, atvykom Saulėlydžių, tai dabar jau dauguma žmonių išvyko ir pats grožis. Saulėlydžio likučiai. Čilėje. Čia susiradom tokią užuovėją, nes labai stiprus vėjas ir nieko nesigirdi. Tai šiandien rytinės atsikėlėm. Sugalvojom aplankyti kelias lagūnas. Čia tos ežeras, kur prieš tai filmavau. Čia yra daug tokių ežerų, kur iš kalnų tekantis vanduo susidaro ežerai ir dėl visokių mineralų ir druskų labai gražios jų spalvos. Tai važiavom, pietavom. Ir dabar važiuosim namo atgal į bazę, pasidarysim vakarienę ir tada gal dar į kokį Saulėlydį nuvažiuosim pažiūrėti. Ir dar šiaip čia pakankamai aukštai esam, dabar virš 4 km aukštį, tai irgi jeigu truputį paeinam, tai jaučiasi tas dykumonės stygius. Ir aplamai Atakamas dykuma pakankamai aukštai yra. Tai va, antra Čilės diena. Antra diena Patagonijai, tai vakar atvykom iki Balmacedos oro uosto, pasiėmėm automobilį ir atvažiavom iki pirmo miestelio, susiradom kempingą, pernakvojom ir šiandien tokį žygį turėjom iki ežero arba Cerro Castillo arba lagūnos. Dabar leidžiame žemyn, šiaip oras visai gražus, nelyja, nors ir gali po pietų lyt. Tai bandysim spėti grįžti iki automobilio iki lietaus. O šiaip tai čia tikrai labai gražu. Lambukas. Tai šiandien atsikėlėm stovyklavietėj, gan anksti, po 6 ryte. Susiruošėm, papusryčiavom ir išvykom į tokį turą prie Marble Caves. Buvo gal mūsų 17 žmonių ir buvo labai vėjuota, tai plaukėm tokia greita valtim motorinė ir per bangas gan aukštai šokinėjom, buvo visai patirtis vien tik su tą valtim plaukti ir pačios Marble Caves tikrai įspūdingos, išplautos ežero bangų, ten pats didžiausias ežeras Čilėj ir jis skaitomas audringiausiu Čilenio ežeru. Ir paskui atvykom prie ledyno, tai pasidarėm trumpą žygiuką 3 valandų, nuvažiavom iki kelio pabaigos ir dabar įsikūrėm apstojus šiek tiek lietui prie ledyno krašto. Čia matom kraklius, pasistatėm palapinę, užsikursim laužiuką ir eisim pavakarieniauti ir tada jau miegoti.
Šiandien esam Patagonijos nacionaliniam parke, kuris yra Patagonijos regione. Išėjom į tokį haiką. Vakar įsikūrėm stovyklavietėj, tai dar šiandien ją miegosim, tai tiesiog apeisim ir grįšim, palapinėm pasistatėm. Tai vakaras bus ramesnis. Jo, o čia vat esam kažkur tarp kalnų. Tai tokia ta diena. Labukas. Šiandien kirtom ir Čilės ir Argentinos sieną ties Paso Robajo. Tai buvo visai įdomi patirtis, tokia visiškai laukinė. Ir buvom pirmieji, kurie tai sieną kirto šiandien. Nežinojom, kad reikia dokumentus susitvarkyti prieš kertant, tai šiek tiek turėjom stresiuko, bet viskas gerai. Sustojom tokio visiškai Wild West degaliniai apklijuotai lipdukais ir ten greitmaiščio taką užkirtom. Ir paskui važiavom jau į šitą nacionalinį parką, kuriame gavom nemokamai refugio, bet per refugio yra 6 žmonėms, tai sakėm viskas okei, dar 4 žmonės nutoš, kaip ant ežero, labai gražu. Ir atėję radom jau 6 žmonės tam refugio, tai dabar sėdim lauke, geriam arbatą savo su medum, nes man šiek tiek skauda gerklę. Ir eisim prisipūtę savo matrasus talpintis į namuką. Taigi po vakarykščio kėbrokšto, kai atėjom į namuką, kur turėjo būti 2 laisvos vietos ir tos vietos buvo užimtos, šiandien pasikeitėm į kitą namelį. Ir pasisekė, kad šitą namelį daugiau nėra kitų žmonių. Ir šiaip namelis labai gražioje vietoje, ant ežero kranto ir ten toliau matosi kalnai. Tai jo, šitą užeisim į vidų. Jo, tai čia yra toks nedidelis, bet jaukus namelis. Čia yra židinukas, už namo yra malkų, galima jomis naudotis. Yra 6 gultai, 3 viršuje ir 3 apačioje, bet kaip minėjau, šiandien čia daugiau žmonių nėra. Tai mes tik 2. Jo. Tai va, tai šiandien važiavom porą atodangų tokių gražių. Aš dar ryte pasidariau tokį trumpą žygį ir galiausiai atvykom į šitą namelį, pasidarėm vakarienę ir dabar neužilgo eisim miegot, o rytoj keliausim tokį El Chaltén miestelį, gan garsus Argentinos miestelis, nes ten yra šalia Fitsuraus kalnas, tai ten turėtų būti daug žmonių ir daug visokių įvairių žygiavimo vietų. Tai jo, tai tiek. Taigi, vakar buvo pervažiavimo diena, pervažiavom iš Perito Moreno nacionalinio parko į El Chalténą. Šiandien Justina vis dar prastai jaučiasi, tai nusprendė pasiimti laisvą dieną, o aš išėjau pasivaikščiot, tai nuėjau prie tokio Lago de los Tres. Jis labai populiarus, nes ten galima tą ikonišką nuotrauką su Fitsuraum pasidaryti. Tai labai daug žmonių, turbūt nesu tiek daug žmonių sutikęs. Dėl to nusprendžiau nueiti prie kito ežero, kur šiek tiek sunkiau prieiti, reikia įlipti per akmenis. Vadinasi Lagūnos Uče. Tai čia šalia manęs dar vienas žmogus yra, aplinkui daugiau nieko nėra, tai visai smagu. Tai pavalgysiu šiek tiek ir tada žygiuosiu atgal į El Chalténą, kur Justina mane paims.
kažkur mačiau faktus, kiek ten. Hello. Labas. Tai sveikinamės jau iš vėl Čilės, iš Torres del Paine. Daug įvyko per šitas dienas, kai nefilmavom, tai sekančią dieną po tavo video per lietų lipom vėl iki to paties ežero, nes Ramūnas norėjo man jį parodyti. Tai subėgioję pirmyn atgal, sėdam į automobilį, pasinerėm valgyti ir nuvykom tiesiai į Alkalapatę, kur pernakvoja, kitą dieną važiavam iki ledyno. Tai čia jau Ramūnas pradėjo sirguliuoti tą dieną. ir prie ledyno pasivaikščiojom, taip dar ramiai prabuvom taip popietę Alkalapatį ir tada išvažiavom kirsti sienos atgal į Čilę. Ir ten visiškai minučių tikslumu po 9, gal 15 buvom ties Argentinos sienos dalimi, kur ten greitai mums popierius sutvarkė ir tada nuvažiavom, o iki 9:30 dirbo Čilės siena, tai ten šiek tiek užtrukę atidavę savo kelis vaisius ir bananus suvalgę visiškai vėjyje, leido mums pervažiuoti ir jau tada nakvojom hostelį, kitą dieną persikėlėm į kitą hostelį, susipirkom maistą Torres del Paine žygiui O-Circuit, nes galvojom, kad jau buvo pranešta, kad atsidarys visas žygis ir pradėjom ruoštis kitą dieną, pasiėmėm tokį labiau poilsio ir susipakavę daiktukus iš ryto, kelintą ten 5:30, man atrodo, mes atsikėlėm sekantį rytą ir išdardėjom su autobusu į Torres del Paine, kur pradėjom žygiuoti iki Seron. Ten galvom, kad yra mūsų brangiausia palapinė, nakvynė, viešbutis, kurį esam turėję už 200 kažkiek dolerių miegojom palapiniai jau pastatytoj. Ir šiandien ryte atsikėlę turėjom eiti į sekančią stotelę, bet sužinojom, kad praėjimas yra uždarytas ir visus grąžina atgal rangeriai. Tai teko suktis iš situacijos ir dabar esam centrinėj stoty, vėl miegosim palapinėj, kuri yra dar brangesnė. Ir rytoj bandysim daryti jau tą W kelią. Jo. Dabar pasakyti. Tai mūsų trečia diena Torres del Paine. Šiandien rytą pradėjom visai anksti, nusprendėm, kadangi jau nakvojom parke, tai nusprendėm atsikelt pakankamai anksti, kad galėtumėm užlipti tokį Torres Base žygį ir tada dar spėt ateiti iki stovyklavietės, kur yra gan toli. Tai viską spėjom, atėjom gan vėlai, dabar pavalgėm ir eisim miegoti. Šiaip visai turbūt pavargę esam. Bet šiaip gan graži diena. Iš tokių įdomesnių dalykų tai stovyklavietė įdomi, nes tokių medinių platformų pasistatėm palapinę. Tai gan sunkiai sminga į medinę platformą, tai reikėjo prisirašyti su virvėm, bet kažkaip laikosi. Ir čia aplamai turbūt Čilės pietuose labai stiprus vėjai, tai tikimės, kad naktį kažkaip ramiai miegosim ir palapinės labai vėjai neblaškys ir medžiai nekris. Nežinau, tai ten aš pradėjau. Ne, apart to, kad rytoj vėl keliamės 4 nakties ir bandysim vėl eiti į distanciją. Jo, rytoj irgi laukia ilga diena, tai tiek.
mes dabar jau iš Puerto Natalės oro uosto skrisim į Santiagą. Kelias čia dienas dar praleidom šiek tiek filmuot, tai paskutinis video buvo iš ilgos dienos, 35 ar 34 km galiausiai. Kitą rytą atsikėlę anksti sulipom iki Britanikos apžvalgos vietos, kas truko mums šiek tiek ilgiau negu planuota, apie 6 valandas vien sulipti, nulipti žemyn ir paskui pasiekėm ne Grey, o Paine Grande campsite. Ten išsiprašėm savo nakvynę, gavom palapinę už 10 000 čilien pesos ir buvom labai laimingi, nes nereikėjo nakties praleisti dar žygiuojant tolyn. Tai kitą rytą Ramūnas 4 nakties, kokį rytą naktį atsikėlė ir lažnojant pradėjo eiti, pasiekė, pamatė Grey ledyną, o aš šiek tiek mažesnę atkarpą sužingsniavau iš ryto ir susipakavęs su katamaranu išplaukėm atgal. Buvo iš tiesų gaila net palikti Torres del Paine parką, galiausiai buvom labai kažkaip sužavėti ir pačia didybė tų kalnų ir ypatingai kai su katamaranu jau plaukėm, tai pats vaizdas viso parko tokį įgavo pilną paveikslėlį mūsų galvose. Tai va, grįžę ilsėjomės, pasidarėm sriubos, privalgėm ir taip pagaliau maistingai pavakarieniavom. Ir vakar praleidę dar dieną Puerto Natalės, jau net šiek tiek sakėm, kad nebeįdomu čia būti, tai visai laukiam tolimesnių nuotykių ir judam į Santiagą, iš kurios skrisim į Naująją Zelandiją.